Sveiki, žvejai. Jau senokai besimatėm. Vis klausėte, kur dingau. Tai galvoju ir pafilmuosiu savo avižadrebio atidarymo sezoną. Tai šiandien, aišku, pasiimam ir ešerinius masalus, ir ešerinius spiningus, bet šiam pagrinde žuvausiu su savo pamėgtu avižadrebiu. Su manim kartu valtyje draugas yra senas draugas. Tai jis dar tik pradeda avižadrebio mokintis. Tai tuo pačiu gal ir jam kažkiek bus įdomu praktikos daugiau. Susitiksime žvejybos eigoje, pažiūrėsim, kaip čia mums bus su žuvimis. Tikiu, kad vis tik kažką tai pagausim, nors ir balandžio 1 gal neapmeluos žuvis, vis tik kažkas tai užkeps. Susitiksim žvejybos eigoje. Nu va, aš dar nesusirišau. Saulynas jau pirmų žuveliokų išprašė. O, kaip žiemų tokie. Va, pirma aviždrebio žuvelė, bet jau tokia smulkia. Ant balto? Ne, ant melagio. Mikroskopinis ešeriukas. Žuvaunu kaip visą laiką. O, vienas kaip pavarė toks mažas. Kaip visą laiką. 0,6 volframinė čeburačka, kabliukas. Kažką turiu čiut. O, raudė. Pirma. Taiko. Ne, mekšras. Važiavom čia pagaudyti mikromasulais mekšrų, raudė. Pirma žuvelė jau čiut. Didesnė. Jau smagiau. Aišku, dar tik pradėjom žvejybą, tai čia reikia norėti. Rytas šaltas, stebuklo nesiteikim. O, dar yra mekšrys vėl. Ar raudė dabar. O, visai kokios normalios. Normalus mekšrai. Kažkas jau be žado stovi. Ką, parodysim, kaip reikia žuvauti aviždrebio. Kas normalesnio, o. Va, aviždrebis tą ir dėl to. O, žiūrėk, Sauliau. Eik tu sau. Ai, padla. Padlešikas, nu, karšiukas. Oi, tu sau, koks malonumas traukti. Maliukas plonas. Gal prikviepsite? Aha. Nu, jei galite ir atkabinti. Nesisnarkliuosiu rankų. Dėkui, Sauliau, labai. O, žiūrėk, ir kliauliai pavarė. Na, reiks paimti jį. Dar pincetuką reiks, kad išimt. Nesaimu. Dėkui labai. Ne.
Ai, kaip koks malonumas. Koks malonumas. Valiukai kaip žiemą. Smagu. Kažkas vėl yra normalesnė. Kažkas vėl normalesnė. Nenori kilti spiningėlis į baronką. Kas. Šiandien gaudom karšiukus. Šitas dar biškelį didesnis. Ai. Sauliukai prieš tai stukterėjo. Bet... Va. Tokia žuvelės labai mielo noro viešdrebio. Nu tuoj daisim ir iki kilo. Čia ir tik jau. Nu čia jau skaitom 800 gramų. Bet jau kaip intisi gal lūpelėm tai atkabint, tai... Ai. Na ir pasakykit, ar ne malona? Malona. Ir šiandien melagių diena. Blemba, neapgavau aš dar tai nieko. Va. Ešeriukas. Ir normalus. Išdredu. Nu yra ir čia žuvelas. Prie lelijos ir stovėjo. Kažką geresnio gal? Ne, ešeriukas. Bet gražus vis tiek. Nes traukt ir jaučiu, kad nejaučiu avižėlis, bet nekirtau. Staigiau prasukau, jau jaučiu, kad renks pradeda. Neagresyvus. Jo. Kažką vėl turi, atsargiai Sauliau. O, ką turi. Nuvalgė masalų ant galo. Bet iš pradžių stukterėjo. Viską tada jau dasivijos inžiebė. Ką, rišam kitą masaliuką. Sudedam iš pradžio veizolos. Aš jau prisiruošęs esu kabliukų. Šibaraškėlėm. Nededu jokių karabinukų, nieko. Rišu. Dabar matau, čia storesnis pavadėlis yra 0,12 fluorokarbonas. Rišam. Kirpam. Ir toliau bandom visai smagiai žvejybą. Aišku, reikia ir masalą užsidėti. Gal kaip turim čibiraškas. Aišku, dabar dedam mano mėgstamiausią spalvą.
kimba. Gerai kibo ant, kaip mes vadiname, melagą, bet dėja aš jų nepaėmęs, tą vieną sudrožė. Na. Ir ant kitų. Ką toliau? Suvarom. Tik neužkabink. Kas? Saugaitį. Ne. Bus vėl šamas. O, žiūrėk. Ai. Kažkas sako, kad tai visi mažų žodžių. Kemša po variklio. Ratais kemša. Bet neleštis. O kažkas. Kažkas balta. Raudė ar be? Nežinau. Bet balta žus. Balta. Raudė, pagale. Ne, lynas. Nu va. O, gražus kilo lynas. Lynas. Jo. Bet pasino nuo aviždribio normaliai, burnoj. Kaip? Šiandien? Ai. Nu, Sauliu, aplinki. Mokėkitės, kai ne? Ką? Na, aš sugebu, čia naujokų. Ne, tai aviždribį viską pagauni. Aviždribis dėl to ir įdomu, kol dar žolės nesaugia. Tai aš pernai didžiausią lyną beveik 2 kilo. Na va, uždarimai kažkas paėmė. O žvengsioje irgi lynas. Karpis. Ne. Taip neina labai stipriai, nėra labai didžiulė žuvis. Nemaža. Spiningas dirba. Nemačiau kas. Kas per žuveliokas. Nedidžiulis, bet parduosiu. Draugė. Nijolė, kaip jis sako. Nuvylė. Nu ką, šitą gaidą ir baigsime žvejybą šiandienos. Šiaip žvejyba visai smagi. Aišku, kibimų nebuvo milijono, bet vienas kitas žuveliokas vis užkibdavo. Oi. Nu taigi, aikščiai paleisiu aš tada. Tai va lygiai šitoj pačioj vietoj Sauliukas lyną pagavo. Sunkiai išsiima labai kabliukai. Smulkus tokie.